Sveiki visi. Šiandien norėčiau padaryti video. Iš tikrųjų tai yra tagas, manęs nieks neužtagino, bet, pagalvojau, man jis labai patinka, tai kodėlgi ne. Tai tagas yra šitas ar kitas, jį labai daug kas atliko ir daug ką užtagino, bet manęs nieks neužtagino, nes aš dar esu tik tai pradedančioji kurti. Tai gerai, klausimai. Makiažas. Pirmas klausimas. Skaistalai ar bronzeris? Iš tikrųjų, prisipažinsiu, bronzerio neturiu, tai skaistalai. Blizgis ar lūpų dažai? Blizgis. Eyelineris ar tušas? Tušas. Neutralus ar spalvoti akių šešėliai? Neutralus. Man kažkaip gražiau neutralus atrodo. Šepetėlė ir kempinėlės? Kempinėlės ir labai myliu savo beauty blenderį, bet šepetėliai. Nagai. Maybelline ar Rimmel? Maybelline. Ilgi ar trumpi? Iš tikrųjų, mano buvo trumpi, bet aš dabar sauginau ilgesnius nagučius, tai ilgi. Jeigu skaitos ilgi. Akriliniai ar natūralūs? Tik natūralūs. Šviesus ar tamsus? Nežinau, ar mėlyna tamsi. Bet šiaip tai ir tas, šviesus ir tamsus, nežinau, kokias pasirinkti. Kūnas. Kvepalai ir kūno purškiklis? Kvepalai. Losjonas ar kūno sviestas? Kūno sviestas. Dušo želė ar muilas? Dušo želė. Laš ar nelaš? Laš. Kaip galima gyventi be tų laš burbulų, tų bombų? Tai mada. Džinsai ar timpas? Džinsai. Ilgos ar trumpas rankovės? Trumpas. Kadangi pagal mane, aš taip galvoju, kad mano rankos yra gan gražios ir aš jas mėgstu padeginti vasarą, tad renkuosi trumpas, bet žiemą ilgas. Suknelės ar sijonai? Suknelės. Linijos ar langeliai? Kaip jums atrodo? Aišku, kad linijos. Flip-flops ar basutės? Flip-flops labai mėgstu namie vaikščioti, basutės labiau gal į miestai, tai basutės. Kabantys ar prigludę auskarai? Tik prigludę. Kaklo papuošalai ar apyrankės? Apyrankės. Aukštakulniai ir lygiapadžiai? Lygiapadžiai. Švarkai ar megztukai? Švarkai. H&M ar New Yorker? H&M. Zara ar Lindex? Lindex. Pull&Bear ar Bershka? Pull&Bear. Plaukai. Tiesus ar garbanoti? Kai būnu susirišus, kai būnu susirišus, po to įsileidžiu, būna garbanoti, bet šiaip esu pamišus dėl tiesų, tai tiesus. Kuodas ar arklių uodega? Arklių uodega. Plaukų lakas ar žili? Plaukų lakas. Ilgi ar trumpi? Tik tai ilgi. Šviesus ar tamsus? Tamsus. Surišti ar palaidi? Surišti. Atsitiktiniai dalykai. Lietus ar saulė? Saulutė. Vasara ar žiema? Vasara. Ruduo ar pavasaris? Pavasaris. Šokoladas ar vanilė? Geras klausimas. Gal vanilė? Jo, vanilė. Tai gerai. Štai buvo toks tagas. Turbūt labai ilgai neįsiplėčiau su juo. O iš tikrųjų taginu visus. Kas dar šito tago nepadarė, nes tas tagas man toks smagus yra ir net ruošiuosi kažkokius kitokius gal tagus daryti. Tai aš šiandien pasižiūrėjau savo kanalą ir pamačiau, kad yra 9 prenumeratoriai. Tai toks buvo, yes! Bent kažkas, kažkas prenumeruoja mano kanalą. Ačiū Jums labai ir kur prašau pagalbos. Yra tikrai, yra pasiūlymas, tad rašykite pasiūlymus, nes šitą tagą nieks neprašėt, bet aš kažkaip pagalvojau, gal reikėtų kažką nufilmuoti. Ir viena mergaitė prašė makiažo kolekcijos. Gal tu žiūri, nežinau, bet aš makiažo kolekciją galėsiu nufilmuoti tada, kai jau būsiu susitvarkusi, nes aš rytoj važiuoju pas močiutę ir ten bus mėnesį, tad tikrai rasiu laiko, reikės dar ją susitvarkyti man. Tai rašykite komentaruose, ką norėtumėt ir nepamirškite laikinti, subscribinti, rašyti komentarus ir pasidalinti su draugais. Iki kito karto.